Diktatoriaus perrinkimą, atsinaujinusias represijas prieš opoziciją, per 10 ambasadorių atvyko į Vilnių. Visos misijos sulaukė žodinio kvietimo iš Baltarusijos užsienio reikalų ministro patvirtinti dalyvavimą inauguracijoje, bet mes esame čia. Deja, šalia mūsų sienų įsivyravo diktatūrinis režimas ir šalies vadovai po kelių mėnesių taip vadinamos Lukašenkos perestroikos pasuko priešingą linkme, masinių represijų linkme. Mūsų šalis priklausanti Europos Sąjungai negali likti nuošaly. Tuo metu, kai Lukašenka Minske gavo naują prezidento pažymėjimą, prie Baltarusijos ambasados Vilniuje už žmogaus teisės Baltarusijoje kovojanti nevyriausybinė organizacija surengė piketą. Laikydami opozicijos kandidatų į prezidentus portretus, protestuotojai reikalavo paleisti politinius kalinius ir neslėpė neapykantos Lukašenkai. Нам не нужен такой президент! Нам не нужен такой президент! Lenkijos ambasadorius